Klausau. Labas, Greta. Labas. Čia tau skambina taipogi Greta. Aš tau norėčiau užduoti porą klausimėlių. Ar gali man juos atsakyti? Gerai. Tai pirmas klausimėlis būtų toks. Ar galima vienu metu kvėpuoti ir pro burną, ir pro nosį? Taip. Ačiū. Kas tau radio studijos ir studija patiko labiausiai pirmo apsilankimo metu ir kodėl? Atmosfera, nes žmonės patiko, nes visi linksmi, visi faini, visi draugiški, maloniai priėmė. Gali po pirmą kartą tenais. Gerai, ačiū. Koks iššūkis tau būtų didesnis nei tapimas radio laidos vedėja? Didesnis? Taip. Man iššūkių nėra, aš viską bandau padaryti, ką galiu savo jėgom. Bet kas tau, kaip tu galvoji, būtų gal net baisiau už tapimą radio laidos vedėja? Ekstremaliau? Gal nebent Everestas. Everestas, aišku. Ir kaip tu galvoji, kaip Utenos internetinė televizija galėtų padėti radio laidai? Tai vis pirma prie viešinimo kanalų, nes turim savo gerbėjų. Jungus pajėgas, manau, išeitų geras projektas. Galbūt ateityje. Ir tu rašei apie savo vidinę bateriją. Tai visgi, kiek ilgai ji neįsikrauna? Kol manęs reikia, tol aš esu. Tol tu esi pasikrausi. Taip, jeigu maistą duosit, ilgai neįsikrausiu. Tai va, pasirodo, maistas yra tavo varikliukas. Tai dar toks būtų tau vienas prašymas pasakyti savo vardą ir dar 3 žodžius, kurie išreikštų tavo norą tapti radio laidos Utenoje nieko nevyksta vedėja. Tai aš esu Greta ir drąsiau, stipriau, vikriau. Gerai, ačiū tau, Greta.